su savo namelį. Atsitiko man nedidelis accidentas. Važiavau nuo kalno ir stabdžiais žvyriuotas ten toks kelias. Užnešė, stabdžiais spaudžiau, slyst pradėjo, vienu žodžiu į krūmus numečiau, pats nugriuvau. Nieko kažko rimto nebuvo, biškį apgadinau matapirką. Tas plasmasės apšlifavau. Ir koja, va tuoj parodysiu, kas čia man su koja. Nieko kažko ypatingo, bet vis tiek nemalonu. Apiprozdinimai, žaizdos. Iki gal nueiti iki vaistinės, kad dezinfekuotų. Tai čia su vandeniu pats prasivaliau. Reikia pažiūrėti, kad nebūtų užkrėtimo. Tai nuvažiavau į vaistinę, sako, gal tu geriau į ligoninę nuvaryk, kai atvariau. Pažiūrėsiu, ką man dezinfekuos, apžiūrės. Be nuotykių kažkaip tai neišeina. Veiksmas toks. Pradėjo tept. Dezinfekavo. Žiūrėsim, gal grįšim su kojom namo. Nu viskas, sutvarkyta. Paklausiau, kiek kainuoja, sakė, nieko. Davė dar tablečių. Ryte ir vakare 2 dienas. Tiek žinių. Nemalonu, bet ką darys. Visko būna, pasitaiko. Labas vakaras. Guliu kambarį. Koja tokia. Nieko negalėsiu daryti kažkaip labai. Tai šitas dienas turbūt ramiai savo pliaže pagulėsiu. Ir tiek, čia turbūt ženklas iš anksčiau, kad reikia šiek tiek pristabdyti arklius. Labas rytas. Šiandien su ilgom kelnėm, kad nesimatytų žaizdų. Jaučiuos gan padoriai palyginus. Skauda koja, bet normalu. Čia, nežinau, eisiu šiandien gal pagulėti prie vandenyno, pavalgiau ir dar bandysiu atsistatyti. Labas rytas, draugai. Nesimatėm porą dienų. Turim 29 gruodžio. 2 dienas niekur nebuvau, gydžiausi savo žaizdas. Sustabdė mane. Tai koja tokia. Pirštas apibintuotas, šiandien reiks gal nuvažiuoti, kad perištų. O toliau parodysiu, kas motoroleriui nutiko. Tai motoroleris po įvykio įgavo šiek tiek kitokią formą. Šitą būtent vietą. Čia liktai apibrozdinta. Čia va šiek tiek. Ir čia. Nieko kažko kritiško, bet ir nėra malonu. Ir dar pamečiau savo navigacijos
reguliatorių. Tai dabar nusipirkau replius, kad galėčiau priveršti telefoną. Tai tęsiant toliau, vis dėlto nusprendžiau, kad reikia nuvažiuoti kitų krioklių, kur buvau, kur nugriuvau. Taip sakant, damuš darbą iki galo. Arba vėl nusibalnosiu, arba pamatysiu krioklius. Tai tiek žinių, bandysiu būti atsargesnis. Ir ką, lekiam prie krioklių. Iki. Važiuoju, sustojau kažkur tai laukuose. Žiūriu, čia dirba žmonės, savo kažkokius laukus prižiūri. Šieną, nežinau ką čia, jie šieną ravi. Tuoj parodysiu. Čia ryžių gal laukai kažkokie. Vaikai va. Kažkokia pašiūrė. Aišku, vaikai mani rėkia, pinigų prašinėja. Tai va, vyksta kažkoks tai gyvenimas. Ten vaikai tinklinio aikštelę pasidarė, tinklą, kabiną. Važiavau parduotuvę, pamačiau. Užsimaniau pagert. Dar ledų nusipirkau. Ledai 30 centų. Pagert. Mango gėrimas. Sultis 70 centų. Tai išleidau svarą viskam. Ar hebra čia plyteles gal, ar trinkeles dės kažkokias. Darbuojasi jaunimas. Čia, kaip suprantu, palei kelią važiuoju ir pilna vamzdžių pakelėse išmėtyta. Kai kur jau prasidėjo darbai, kai kur dar, kaip šitoje vietoje, tik tai vamzdžiai stovi, sumest ant kelkraščio. Bet čia, kaip suprantu, ves kanalizacija. Tai šitie vamzdžiai kanalizacija. Nes ir parašyta Sri Pipes. Jeigu iš rusų kalbos išvertus Sri, tai šik. Šikimo vamzdžiai. Gal vandentekis čia, bet gal kanalizacija labiau. Tai jau kaip vietinis varau. Praleido, susimokėjau 150. Nu štai ir atvykom. Dabar reiks pasivaikščiot kažkur apie kilometriukas. Ai, kol nepamiršau, mėlyjei mano žiūrovai, nepamirškit sustabdyti video, paspaust like ir kas neprenumeruojat, nes žiūrėjau statistiką, 67% žiūrinčių jūsų nėra paspaudę prenumeruoju. Tai hebra, nepagailėkit, paspauskit prenumeruoju, subscribe. O tai aš koją savo į griovius daužau, pirštus mėsas atplėšinėjau, jūs net negalit paspausti subscribe. Taip, kad nepagailim, paspaudžiam subscribe, o aš einu toliau filmuot jum video. Jau girdisi šniokštimas vandens, nebedaug liko. Nu va, toks grožis.
Maudytis negalima, plaukiot negalima. O va ten toliau gal ir galima. Bet man negalima. Kaip gaila. Pažiūrėjom, pasifotkinom, pafilmavom. Bandom grįžti atgal. Pavyko. Nu, užteks krioklių. Šiaip pasiklausiau, sakė, dar yra vienas tas, kur 5 km, bet tas toliai ir nevertas dėmesio. Užlipau, bet gal 5 kartus stojau visą šlakas. Nelengva. Nelengva tikrai. Ir ne viena man. Visi, kas užlipa, žiūriu, dėjuoja. Nežinau, kas ten yra, bet kažkoks tiltas, upė teka ir labai gražiai tvarkyta palmės. Tai norėjau leisti su motoroleriu, bet paskui pagalvojau, kad gali būti ant kito šono dabar virsta. Tai einu pėsčiom. Nu gražu, ką. Vanduo skaidrus. Iš kalnų atiteka. O matau laistoma ten kažkas, tvora akmeninė. Čia va, ir keina kažkoks vamzdis. Iš upės vanduo įmamas. Ir teritorija prižiūrima. O kas čia yra? Nežinau. Čia turbūt privatus namas. Ten vat matau namas. Pastatytas siurblys. Elektra atvesta. Ir pumpuoja vandenuką iš upės laistymui. Sustojau atrašyti žinučių, nes ryšio nebuvo. Blemba, karšta žiauriai. Sustojau ir va, iškart karvė prisistatė. Iš kur jos išlenda? Nesuprantu, iš miškų šitų. Viena, antra, trečia. Ketvirta. Va taip ir vyksta. Mašinas apvažiuoja jas, nieks nieko nedaro. Nei pypsi, nei ką, gražiai savo važiuoja. Karvutė šventa. Nu čia jau per daug jų ateina. Su ragais dar gali mane pakibint. Gal važiuojam iš čia. Pabėgom nuo karvių. Nu va, atvažiavau iki ligoninės, tegu periša man šitą žaizdą. Tai buvau užbėgęs į vidų, užrašė ten formas, užpildė kažkokias. Dabar atėjau
pasiimt pinigėlių. Sakė 20 rupijų už mano gydymą. 20 centų. Vėl ligoninės. Smulkus sužeidimai, bet tai tokie užknisa. Nei maudytis galiu dabar. Nu nieko, 2 dienas pagulėjau, svarbu, atsistačiau. Periš darbą porą dienelių ir būsiu kaip naujas. Pasakiau, kad iš Lietuvos, nesuprato. Sakau, Europą. Aiškiau. Bet pavardę gerai užrašė. Na, surišo. Čia su draugu nesenai bendravom. Tai jisai irgi traumą turėjo užsienį. Ne Indijoje, bet Indonezijoje, man atrodo, kažkur. Ir dabar, blemba, bijau sumeluoti, bet toj ten kažkur pusė. Tai šonkaulių susilaužė. Sakė, už renginą, už vaistus, už ten pirmą tą pagalbą. 700 eurų susimokėjo. Tai aš jam pasakiau, kad čia iš pradžių mane nemokamai, o dabar 20 rupijų paėmė, nu tai 20 euro centų. 20 piškių. Tai čia tas pats, kas nieko, ačiū. Tai Indija draugiška traumoms. Mano kūro rodikliai jau ant raudonos pozicijos, tai kur besustosi? A? Persižegnojo už mane. Duosim 10. Yeah, no. I need for my drink. Take 10. If you don't want 10, I won't give you 10. Take 10. Dar duodu nepatenkintas. Išpyzdėjo čia jie išvis. Peržegnojo koją mano. Sakytų, mano to geriau pasidarės. Pamatė baltą veidą. Iškart pinigų prašo. Išsiliejom už 320, pilnas bakas. Sakė, yra plovykla kažkur čia netoli, tai važiuojam nusiplausim. Dar paklausiau, ar yra čia parduotuvė degalinė, kad pagert nusipirkti. Nesakė, tik tai ofisas. Tai pasirodo, pas juos nėra tokio supratimo kaip degalinėse parduotuvės. Nu, atvariau į Moikę. Nuplaus motopirką. Sakė, 80 rupijų, tai 8 centų kainuoja plovyklos paslaugos. Gražu žiūrėt. Labas rytas. Turim 30 gruodžio, rytoj nauji metai. Tai jau šiandien
šiandien einam papusryčiausim ir važiuosim iki Krioklių. 3,5 valandos važiuot, ilgas kelias. Pusryčiam yra kažkoks indiškas patiekalas. Botermelio ant sulčių. Atneš dar kiaušinio su blyneliais. Tai gerai užkasim. Toks autoparkas pas mus prie viešbučio. Vakar mano nuplautas bolidas. Blizga. Nu ką, draugai, man atrodo atvažiavom. Rodo dar navigacija, kad iki Krioklio kažkur apie 6 mylios. Iš viso buvo 45. Tai važiavau ir privažiavau. Upė. Kelias užtvindytas, tai nežinau, čia galima pravažiuoti, negalima. Atrodo, toj pusėje kelias yra, bet koks gilis, tai čia velnias žino. Arba situaciją vertinsim paprastai. Jeigu praeisiu, tai tada ir su motoroleriu pravažiuosiu. Nes realiai čia tai betonas, va tik ta vieta tokia pavojingesnė čia gal, kur akmenukai šitie. Nu, bet turėtų pravažiuoti. Nežinau, pasiklausiau, sako, ar galiu su motopirka važiuoti. Galva tik tai va taip palinksėjo. Gal galiu, gal negaliu. Ai, velnio, aš čia pergyvenu, va. Važiuoja. Viskas čia gerai. Įveiktas ruožas. Keliaujam toliau. Pasirodo, motoroleriai neįleidžiami. Yra džipai. Tipo bekelė. Apie 10 km važiuoti. Tai motopirką pastatom. Bandysim su džipu dasigauti. Kaip be būtų keista, čia kažkaip vienos kainos nėra parašyta užsieniečiam, tik tai paprastos. Suaugusiam 100 rupijų. Atvažiavau iki Krioklio, džipų 10. Sakau, duokit bilietą. Sako, kuris tavo džipas? Sakau, aš atvažiavau su motoroleriu. Sako, tai turi džipą užsibukinti. Sakau, tai gerai, duokit džipą, kuriuo aš galiu važiuoti, susimokėsiu. Ne, turi grįžti į miestą, užsibukinti džipą per agentūrą, tada atvažiuoti čia susimokėti. Pasistačiau motopirką, eisiu bilietų pirkti. Čia tvarka, tai dėjau nesąmoninga. Ir kaip čia viskas greit sprendžiasi, atsirado padėjėjų. Eilė stovi ilgiausia, niekas negali patekti, turi bukintis prieš dieną. Bet Indijoje sutvarkoma viskas. Nusiperki registraciją kito žmogaus vardu už 50 rupijų. Ir prašauni 1000 žmonių eilę ir jau stovi prie pirkimo džipo bilietui. Čia Indija. O va ten visa eilė stovi. Čia visi žmonės nori patekti į Krioklį. O va čia ateina užsienietis, susimoka kapeiką. Ir prašau, eilės dingsta. Balemba. Korupcija, visur korupcija. Na jau džipė. Karšta tai pragarė. Sakė, kad neįmanoma bus šiandieną, va. Prašau, tuoj būsim prie Krioklių.
Čia Indijoje viskas įmanoma. आधा घंटा रुका कोई चांस नहीं देगा तो वापस गए. Tai šitas džipukas reikia atsiminti 219 numeris. Lauksim dabar eilė. 50 कहाँ दिया आपने? उनको दिया क्या? Važiuoju mišku. Kažkur apie 10 km kratome. Kaip gali nežino, kas vairuotojas. Lekia nežiūri. Duobės, neduobės. Ant linkimo eina. Šituose keliukuose kitus džipus deda. Lemba, kaip jie čia važiuoja. Bet gražu, žiauriai gražu čia. Subscribe na mano kanalą, bičiukai. Malatsai, šaunuoliai, faini. Turim 1,5 valandos. Atsikratėm kaip malkos šitam džipe. Eisim žiūrėt krioklio. Nu, atėjom. Bandom keliauti link krioklio. Čia vėl nežino, koks dar atstumas eit pėsčiom. Saugotis beždžionių. Ten mačiau ženklas, netgi yra bauda. Jeigu maitini beždžionės, tai gausi baudą. Va ir priartėjom prie grožio. Opa, kažkas zuikį pagavo. Atsargiai reikia. Tai va toks grožis. Vanduo iš kalno viršaus kyla. Nuostabu, fantastika. Nemačiau nieko panašaus. Pats gražiausias krioklys mano gyvenime. O ten viršui eina geležinkelio bėgiai. Traukiniai važinėja. O va kaip viskas atrodo iš tikrųjų Indijoje. Nu va, pasiplaukiau, vanduo žiauriai geras. Žuvis aplinkojas plaukioja. Žmonių aišku marios. Bet vis tiek fainas. Tai buvau papuolęs į mašinų trafiką, tuktukų, baikų, traukinių, ko nori, bet į žmonių trafiką papuoliau pirmą kartą. Va, gražuolės vaikštinėja, nieko nebijo. Baigėsi kriokliai, išleido mane, apsiprausiau kojas, atvažiavau dabar iki kažkokio tai miestelio. Važiuoju link viešbučio, kiek jau apie 4 gal kažkur valandas. Tai valgiau tik ryte, tai sustojau, pasiėmiau salotų ir vištienos kažkokį tai burgerį. Tai pavalgysim ir keliausim toliau link viešbučio. Dar apie 25 mylis liko. Tai valandą, pusantros kažkur taip pavažiuoti. Saugiai grįžta iki namų. Einu praustis, dušas.